Tai yra Lietuvos etninės žemės, nes Lietuva šitą žemės turi nuo 1422 metų, kada su kryžiuočiais pasirašė Melno sutartį ir Lietuvai atiteko šitos visos žemės. Na, bet kai Lietuva norėjo atsikurti, nenorėjo nors kažkiek šitų žemių etninių savo, turėti savo Lietuvos sudėtį, bet dėja. Na, aš kai augau, tai tiesiog vaikas buvau, dar į mokyklą nevaikščiojau, tai gerai prisimenu žiemos metu, tai turėjo būti tikriausiai 16 vasario, apsidairydavo visi, niekas neteina ir taip toliau. Nu, mūsų šeimoje buvo mūsų 8 vaikai, tėvai. Tai buvo 5 broliai, 3 seserys, nu, aš buvau 7. Ir gal turėjau kažkaip prisimenu, tai kažko nuo 3-4 metų, tai tėvas atsinešdavo iš panaukšto vėliavą. Tai buvo 3 spalvos. Na ir turėjom visi persižaunot, atsiklaupt ir pabučiuot kampą tos vėliavos. Va tai buvo. Na ir paskui, kai jau paaugau, pradėjau eiti į mokyklą ir labai griežtai įsakė, kad niekam apie tai nekalbėti. Ir kai paaugau, pradėjau vaikščioti į mokyklą, jau į pradinę, nes pradiniai tai tiesiog mus pradėjo lenkiškai mokyti tik tai nuo 2 klasės. Kai buvau 5-6 klasėje, tai gal kokius 5-6 žodžius supratau, bet labai buvo sunku ištart, o paskui gyvenimas savo padarė. Na, o jau mokykloje buvo ta LTSR vėliava. Ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl Lietuva tokia turtinga ir turi 2 vėliavas. Nes niekas negalėjo paaiškinti, kadangi aš neklausiau, bijojau tėvai tiesiog įbartas. Na ir taip, kad paskui jau aišku buvo, na ir buvo užduota 5 klasėje, buvo užduota tokia užduotis, kad na ką nors lietuvių kalbos pamokas tai buvo, nes tai buvo lietuviškos mokyklos. Ką nors lietuviško tiesiog atnešti iš namų darbų. Na, aš taip pagalvojau, man labai patiko Gedimino bokštas. Nu, tai atpiešiau aš, bet ten tokio storo lapo, atpiešiau Gedimino bokštą, tą piliakalninę. Na ir viršui, sakau, kaip bus, tai bus. Ėmiau ir atpiešiau 3-spalvę. Tai kai pamatė lietuvių kalbos mokytojas, o paskui sužinojo, kad jisai buvo iš Žemaitijos, pabėgėlis, jisai buvo Stribuose. Na ir kai tiesiog varė jau į privartinę rusų kariuomenę, žemaičius surinkti, tai 2 bėgo, tai jis nusiėmė šautuvą ir nušovė juos. Ir jau jam nebuvo vietos tenai, tiesiog pasitraukė į dabartinę Lenkiją. Na tai gerai prisimenu, kaip jisai pamatė, o kas čia, o jūs buržuazinės, nacionalistai, buržuazinės nacionalistai, prapuolę bunkiruose sėdit ir kai bėžat, tai žinokit, suplėšėte. Ir per visą pamoką stovėjau aš ir prie visų tas mokytojas mane taip kovojo. Na tai va. Ačiū Jums, ačiū už tokius prisiminimus. Turi žinoti jaunoji karta visą tai. Kurie nežino, tie vat ir išrenka tokius komunistus kaip Lukašenka Baltarusijoje. Nedaug Dieve. Ačiū Jums dar kartą.